vamzdžio apkabą arba greito montavimo jungtį ir padarysim bum, nes čia vyksta viskas vidinio sprogimo metu. Paaiškinsiu kaip. Ir realiai, jeigu tai būtų veikianti sistema, jūs galėtumėt prisijungti atšaką prie veikiančios sistemos. Atsiprašau, viską ekrane galėsit matyti, mes jums parodysim. Tai vat, jeigu mes turime, grubiai tariant, vat, kaip ir pavaizduota, eina vamzdžiai, bet jūs čia norit pasijungti arba, tarkim, šaltą vandenį, ar karštą vandenį, ar pajungti kažkokią tai papildomą katilą. Nu, pavyzdžiui, buvo ten dujinis katilas, bet pajungiam kieto kuro katilą. Tai iš principo, vat, yra dedama apkaba, jinai primontuojama, prisukama, paprasčiausiais varžtais ir prijungiama, reiškia, kas jums reikia. Ar tai atšaka, ar tai čiaupas koksai tai, ar eisi į katilą ir taip toliau. Tai reiškia, galima tiek į tiekimą, tiek į grįžtamą, tiek į oro sistemą, nu, visur, kur yra slėgis ir kažkas tai teka. Tai yra sprendimas, sakau, lengvam, paprastam sumontavimui, kai nereikia pjauti sistemos, stabdyti ar, pavyzdžiui, naudoti, kaip čia, virinimo, tarkime, arba, nes yra diametrai nuo 15 vamzdžio iki 80, tai realiai pakankamai platus dalykas. Tai reiškia, čia va turėtų būti filmukas, aš jį paleisiu, dabar įsivaizduokite, kaip viskas vyksta. Tai reiškia, jūs atsukat varžtus, reiškia, nukrenta apatinė detalė, reiškia, tada jūs tą daiktą nešate prie būsimo vamzdžio, turi kažkaip pasirasti vamzdis, atsirado. Čia bus parodyta, kad juo teka vanduo, kažkaip labai lėtina, bet gal ir gerai, aiškiau vis matyti. Dabar mūsų kolegos matot, kaip tik prisukinėja jį. Kažkaip kompiuterius turbūt lagina, kaip sako, tai galbūt. Nu, jūs dedat, reiškia, apkabėlę. Dabar matot, atsuktuvu tiesiog elektrinio prisuka iki tam tikrų stiprumų, nu, kad kam ten gal nepatogu kažkur prieiti, ar ten 4 varžtai prisukti vis tiek laiko užima. Вы уже готовы? Prašau. Ivan, tai jisai atvykęs iš Estijos, jisai flanko darbuotojas, tai vadinės. Tai jeigu bus kokių tai klausimų, tai galima ir įkreiptis. Aš dabar žiūriu, kad čia vaizdas visai sustoja. Bet kažko čia neparodė. Gal iš naujo paleidžiam. Pabandysim iš naujo paleisti, nes kažkaip čia jisai parodė, kad baigė, nors mums dalies neparodė. Vėlgi grįžtam atgal, atsukti varžtai, reiškia, kuriuos dedam ant vamzdžio, reiškia, ant veikiančios sistemos. Vėlgi jisai atsiranda. Reiškia, jokio slėgio nereikia numušinėti, nieko stabdyti nereikia. Nu, kažkokia tai techninė problema. Matau, kad gerai stabdom, čia kažkas tai neparodo. Aš papasakosiu. Čia yra filmukas buvo įdėtas. Tai situacija yra tame. Aš per 2 skaidrės padalinu. Nu, tiesiog turėkime vaizduotę, reiškia, vamzdžių teka po slėgiu vanduo, užsideda, reiškia, apkabėlę, balnas, susiveržė, dabar priveržė, matot, papildomai raktu. Šiaip tai geriau yra nano raktu veržti, nes yra instrukcijose nurodyta, kiek yra. Ir jūs tada prijungiate tiesiog atšaką, kuri būsima bus, ir prijungiate ten, kur jums reikia, reiškia, toliau padarome. Čia dar viskas stovi nepajungta. Reiškia, tada užsideda toks paleidimas, grubiai tariant, kaip ant granatos būna tas, kur nurauna partizanai ir ten meta, tai vat yra grubiai toks su spirale, reiškia, mechanizmas, kuris aktyvuoja paraką, o tas parakas stumia stumuoklį, kuris pramuša vamzdžio dalį
ir tame stūmoklyje jau yra skylė, kuri sujungia tą sistemą su jūsų būsima atšaka. Viskas, kaip sakau, kartoju, daroma ant veikiančios sistemos. Ir viskas, jūs turit pajungtą sistemą, nei lašo vandens nepamatė. Вы готовы? Dabar noriu įspėti, garsas bus. Koksai tai mes nežinom, sako, kaip šūvis. Gal kažką... Jo, šitą paaiškinsiu dar kartą. Neiškvies specialiųjų tarnybų. Tai man atrodo, jeigu apsauginiai yra, tai kad jie užsikimštų ausistes. Šiaip yra, visi sertifikatai yra europiniai, kad jį galima naudoti. Dabar daro procesą tokį, kad atjunginėja plombą, nuiminėja, kad ištraukti čipką. Taip. Publikai saugotis reikia ar ne? Sprogsta visą šitą. Nu, aš manau, kad visada reikia saugotis. Čia to labiau yra naujovė, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. O tinka ir glikolė? Jo, manau, kad glikolės lieka tik tai ištraukti mažas plastikas. Pavyzdžiui, išdaugui. Nu, kiek suprantu, viskas yra paruošta, lieka tik tai ištraukti, kaip čia sako, šitą apsaugą ir turėtų iš karto įvykti... Moterims suteikti garbę. Jo. Labai gerai. Viskas. Reiškia, jeigu ne vamzdžio tvirtinimas, kas neturėjo pasisukti, jau realiai... O iš viršaus yra skylė? Va, žiūrėkite, jau vaštas įlenda iki pat apačios. Dabar galima bus nusukti ir pamatyti, kaip skėveldra lieka viduje. Aš dabar paaiškinsiu. Lieka ten toliau. Tai dabar žiūrėkite, vėlgi dar kartą pakartosiu viską eiliškumu. Prisukam patį balną, prisukam būsimą atšaką, reiškia prisukam tą detalę, nežinau, paleidimo detalę, ją, reiškia, ten nukerpam, kad jinai leistų įsitraukti, reiškia, šitas galiukas, matėt, kolega ištraukė, įvyko bum, viskas pasijungė. Ta detalytė, kuri yra nukirsta vamzdžio, jinai lieka, vėlgi pasikartojame, įvyksta prisukimas, įvyksta... Nieko nesimato čia. Иван, немножко в сторону, не видит час. И vyksta sprogimas, cilindras pjauna viršų vamzdžio ir ta nupjauta detalė, jinai lieka šitam gale pačioj balne. Jinai niekur nepradingsta, jinai ten lieka amžiams, nu, kiek bus tas pajungimas. Realiai šitą balną galima naudoti tik vieną kartą, pajungiant vieną atšaką, tarkime. Reikia antrą atšaką pajungti, reikia antrą. Reikia jums kontūrą pajungti, reiškia 2 turite naudoti. Ant dujotekio irgi dabar daro ir bus ant dujotekio, tik tai vėliau, bet jo, jau baltarusai mūsų klausia, sako, naftai pasijungti, bet čia jau aš iki tiek taip toli nenuėjau. Tai vat matom, vėlgi pasikartot pjūvitė, tai matot, kaip yra jau sujungta. Būdite. Dabar atjungsime, tai galėsim po seminaro, vat, kiekvienas prieit pasižiūrėti, kaip buvo nupjauta ir kaip vyko tas vat, tariamas pasijungimas. Bet realiai, jeigu viskas tvarkoje sumontuota, jokio pratekėjimo neturi būti, nes visos tarpinės yra viduje sumontuotas. Svarbu turi būti tvarkingas, geras vamzdis, nu, taip kaip jisai pagamintas, gal neapdažytas, ne numuštas, tarkim, bet toks tvarkingas vamzdis. Reiškia, dar pakartosiu, nuo 15 diametro vamzdžio, tarkime, iki 80. Tik tai atšaka, jeigu 15, tai vamzdžio jūs galite 15 prijungti, tai taip nebus didėjant dydžiui. Tai reiškia, 80 atveju bus ten tik tai maksimum 40, nes tiesiog kainos prasideda kataloginės kainos, reiškia skirtos mažmeniniai prekybai kažkur nuo 60 eurų. Aišku, tie, kas perks daug, montuos ir visa kita, jūs žinot, kad jūs nuolaidas gaunat turbūt nemažas. Tai viskas kaip ir visada. O seno vamzdžio
Senos vamzdis reikia žiūrėti, kad nebūtų, sakau, refliuotas labai neturi būti. Su senu dar yra vienas dalykas, kad neturi būti surūdyjęs. Neturi, jo, svarbu gerai priglūsti. Bet esmė, kad viduje nebūtų jisai išpūvęs. Jūs ne vienas matėt, kai... Sutrupės, kai šaukia. Taip, jūs galite susprogdinti tą vamzdį. Čia mes kalbam apie tvarkingą sistemą, kur dar vamzdis yra normalus, arba jisai naujai padarytas, bet užmiršo kažkas kažką daryti, reikia padaryti. Va dabar Ivanas nuėmė, aišku, čia sunku bus parodyta, bet va, atsiranda antra skylė vamzdėje, reiškia, kuri, įsipjaut galima, bet realiai tvarkinga, graži, pjautinė. Tiesa, mes по-русски скажу, мы с Иваном боялись, потому что нам первый раз мы делаем это с ним, и в Литве, и с ним, да, делаем дырки. Varinių irgi yra kita grupė tų pačių prekių, bet varinių yra, ten jie baltai. Ir netgi bus ir plastikui, bet plastikui gali būti, kad tas pats, kur metalai skirtas, bus ir plastikui. Nu, čia tik tai matot prototipą, jau jisai fiziškai galima jį nusipirkti, mes ne visų dydžių turime, bet situacija yra tame, kad tai yra šituo būdu sprendžiama visi tokie galimi pasijungimai. Tai yra labai patogu, kur yra sunku prieiti, kur yra, pavyzdžiui, gesinimo sistemos kažkur labai aukštai, kur neužkelsi įrangą ar kažką darysi. Nu, čia fantazijų daug. Čia vienas sako, aš pasijungsiu prie kaimyno sode, prie jo vandentiekio ten, aš sakau, nenoriu nieko girdėti, kur apie naftas, dujas ir kitus dalykus. Tai va, ką mes čia? Dar ką turime iš flanko, tai turime parodoj stendė, kas dar nebuvo, bet čia iš karto už kampo. Tai yra irgi degazavimo stotelė, bet naujos kartos, kur yra našesnė, greitesnė, gal ne tiek nudegazuoja giliai, kiek, tarkime, refleks, bet jinai naujos kartos tame, kad jinai gali tiesiog greičiau dirbti, tai reiškia tose sistemose, kur yra žymiai didesnės. Nes aš dar ko nepasakiau, kad degazavimo stoteles mes netgi pastatė nedideliuose miesteliuose, katilinėse, ten, kur yra priklausoma šildymo sistemos, pavyzdžiui, 20-30 namų. Tai jie pastatė katiliniai degazavimo stotelę, sprendžia viso miestelio klausimus. Tai va, tas labai yra patogu ir tada tie 3000 eurų tampa labai juokingi pinigai.